Labas vakaras, gerbėmieji. Aš taip ruošiaus, kad net neprisisegiau mikrofoną. Labas vakaras, kaip ir kas antrą pirmadienį susirinkę prie ekranų, tai noriu pasveikinti jūs, kad kartu kalbamės, bendraujam, kartu kalbinam įdomius žmonės, įdomius pašnekovus, įdomius kūrėjus, įdomius ir svarbius įkvėpėjus. Ir kaip aš sakau, viena išgirsta idėja, viena pamatyta ar perteikta savotiškai mintis gali uždegti ugnį, naują ugnį mumise ir įkvėpti naujiems įdomiems dalykams. O šiandien svečiuose ne kas kitas, o Albert Pociej. Albert Pociej aš seku jau nuo labai senai, aš apie jį dažnai girdžiu, esu matęs viešoje erdvėje daug kartų, esu girdėjęs apie jį įvairiausių atsiliepimų, aš taip net gal pasakyčiau, mes netrukus Albertą prisistatysime, esu girdėjęs labai gerus atsiliepimus, ir net kartais kardinaliai tokius sakančius, kad ne mano skonio. O kai jau išgirstu, kad yra žmogus arba visi myli, arba nemyli, tai yra įdomus žmogus, kuris turi savo nuomonę, turi savo stuburą ir turi savo stilių. Tai netrukus, Albertai, pakviesiu tave irgi į pokalbį, o visiems besiklausantiems noriu pasisveikinti su visais besiklausančiais ir paklausti, kaip jūs laikotės, kaip gyvenat, ar pasiruošę, ar laukiate ir ar pasiruošę būti aktyvus, pasiruošę užduoti įdomų jūs asmeniškai dominantį klausimą. Ir jeigu pastebėjote, apačioje bėga eilutė, kuris sako, kad apie tą idėją pasakoja, kad viena išgirsta idėja gali pakeisti daug dalykų gyvenime. Ir kitas dalykas sako, nedelskite ir pasidalinkite, nes kartais tingisi pasidalinti, tiesiog klausai, įdomu, viskas faina, ten įsitrauki, paklausi, nepaklausi ir nesinori, gal kartais, energijos reikia paimti, spustelti ir pasidalinti. Tai nepagailėkite energijos, nes mes dar turim ir puikią motivaciją. Pačioje pabaigoje pokalbio padovanosime bilietą į Restart Online fotografijos konferenciją, kuri yra jau paruošta ir galėsite pradėti žiūrėti, kad ir šiandien. Tai viskas, startuojam.
3, 2, 1. Labas vakaras, Albertai. Sveiki. Ryšys veikia gerai, girdis gerai? Jo, brūkštelkit, ar mes girdimės, nes Albert, tave girdžiu puikiai. Aš tave irgi gerai. Nu, fantastika. Tai blogiausiu atveju mes gerai pasikalbėsim. Tvarkoj. O tave dabar kaip yra patogiau, kad aš tave vadinčiau Albertu ar Albert? Kaip tave žmonės vadina? Na, žinai, reikėjo pasakyti Albertu ar Albertu, ne? Tai vadink Albertu. Iš esmės lietuviškai, aišku, viskas yra patogiau, gyvenam visgi Lietuvoje, nors pas ją parašyta kitaip ir ilgą laiką gyvenęs už Lietuvos ribų visur, žinai, tos lietuviškos galūnės yra nuimtos, bet iš esmės Lietuvoje man žymiai patogiau ir maloniau, kai mane vadina su lietuviškom galūnėm. Supratau, tai aš taip ir kreipsiuosi tave, Albertai. Tai mūsų tas pokalbis labai įvairiai prasideda, aš iš tikrųjų čia akimirką taip tiesiai šviesiai noriu paklausti, kas tu esi ir kaip save pristatytum savo? Žinai, aš klausiausi tavo pristatymo čia prieš 2 minutės buvusio ir mane čia nesimatė, aišku, žinai, bet man juokinga buvo. Matai, yra toksai dalykas, kad kai aš ir visą laiką savo mokiniams sakau, žinai, blogiausias dalykas yra menininkui, kai jisai neturi, žinai, kažkokios vizijos ar nekuria vizijos kitų žmonių akise. Kaip sakė Salvadoras Dali, jeigu apie mane kalba, tai yra gerai, net jeigu kalba gerai. Tai esmė būtent tokia, žinai, kad matyt, kaip tu pats prisistatai, gal ne tiek svarbu, kiek svarbu yra tai, kokį įvaizdį aplamai tu sukuri žmonėse. Tai savo įvaizdį tokį kažkiek gal prieštaringai ir panašiai aš pakankamai sąmoningai kuriu. Ir kartais netgi tokio šiek tiek atšiauraus galbūt žmogaus, nes, žinai, man tada jokių klausimų nieks neužduoda, žinai, Albertai, kokį man fotoaparatą nupirkti, Albertai kažką, žinai, aš pakankamai ramiai gyvenu ir, iškai pas mane kreipiasi jau tik tie žmonės, kurie tikrai kažko nori ir kažką arba gali pasiūlyti, arba aš kažką galiu pasiūlyti. Būdamas toksai konkretus, tu atsifiltruoji žmonės realiai, ne? Taip gaunasi. Iš esmės taip, žinok, nes, kažkiek aš vertinu tą pakankamai savo tokį atitrūkimą gal nuo pasaulio, nes dabartinės visos priemonės susisiekimo, jos per daug, žinai, lenda į žmogaus gyvenimą ir jį pradeda, žinai, įtakoti. Tai aš šitą nelabai mėgstu. Supratau. O tai dabar, tai paimkime šią dieną, kuo gyveni, kaip sakant, kas veža? Toks truputėlį dabarties, o paskui mes truputėlį nukeliausim į praeitį, pažiūrėsim, kaip ten viskas dėliojasi, iš tikrųjų labai labai įdomu. Žinai, aš neseniai paskaičiavau kažkaip, kad 80 metų tai viso labo 30 000 dienų. Ir jeigu, žinai, jau pusė tų dienų ar netgi kažkiek daugiau jau, žinai, praėjo, tai liko 15, gal 12 tūkstančių, ne, jeigu ten kažkur koks automobilis covidinis nenumuš. Tai supranti ir kažkaip netekti daug yra, ne, ten 10-15 tūkstančių dienų. Tai, žinai, kas veža, tai matyt turėtų vežti pats gyvenimas ir matyt reiktų mokėti jo džiaugtis. Čia jeigu taip, žinai, filosofiškai abstrakčiai žiūrėtų. Jeigu kalbėt konkrečiai, tai dabar ką darau. Žinai, karantinas be abejo čia mus visus įtakoja ir ypač, žinai, paslaugų sektorių ir taip toliau. Ir vers fotografai čia galbūt mažiau nukenčia, jeigu tai nėra vestuvių fotografai, ne? Nes su vestuvininkais kalbėjau, tai jeigu žmonės turėdavo po 2-5 vestuvės, tai šiais metais 3-4, žinai, ten 5. Mes irgi, žinai, išleidom tą projektą vestuvių nuotraukų apdarojimas, skubėjom šiam sezonui, žinai, ir tas sezonas tokį, žinai, pirštą vidutinį parodė mums čia visiems, bet nieko. Tai iš esmės, žiūrėk, aš turėjau laiko, matyt, atsikvėpti, biškiai sustot ir pagalvoti apie sekančius savo projektus.
Nes be abejo, žinai, aš labai daug mokymų turiu, tiek asmeninių, tiek grupinių, kol aš čia galėjau padariau. Dabar labiau asmeniškai aš turiu kažkiek užsakymų klientų, bet tikrai nedaug, nes aš labai limituoju tą savo veiklą ir dirbu su savo projektais. Tai dabar sugalvojau naują, jau surinkau komandą, jau padarėm kelis pirmus darbus ir jie tikrai pasitvirtino ir jie pakankamai stiprus. Nes, žinai, po savo pirmo projekto aš negaliu antro daryti silpnesnio. Ir čia man buvo didžiausia dilema sugalvoti antrą, kad jis būtų nemažiau stiprus, nors visai kitoj srityje. Tai galų gal dar neatskleisiu, neklausk, žinai, kas tai bus, nes kai parodysim tada. Tai va dabar to užsiimu, žinai, kaip tik vakar turėjau fotosesiją jau tam projektui, rytoj turėsiu ir mes šiuo metu šito užsiimu. Nu super, iš tikrųjų labai smalsu, bet mes tikrai palauksim, nes intriga irgi yra įdomi. Alus čia nealkoholinis, nepergyvenkit. Viskas gerai, galima, čia nais galima, o ar galima, o gal ir negalima, nežinau, alų nealkoholinį tikrai galima. O mus remia, jeigu jūs esat nealkoholinis alus, drąsiai paremkite mus. Tvarkoj. Tai aš truputėlį, Albertai, irgi dar pasisveikinsiu, nes visi sveikinasi su mumis. Arnoldas sako, labas Tomai, ir aš tikiu, kad Albertai irgi. Irinėja sako, labas vakaras, linkėjimai iš Kauno. Rokas sako, taip, laukiam. Taip, Arnoldas sako, taip, pasiruošę klausytis puikaus pašnekovo. Aistė sako, sveiki. Vitalijus čia su mumis irgi sako, sveiki tiek Tomui, tiek Albertui. Taip, girdisi puikiai, girdim visi. Houstonas irgi girdi gerai. Vitalijau, tu esi Houstone. Taip, gana epiškai skamba Houstoną. Houstonai mes turim problemą. Jeigu, žinai, ryšys kažkas striginės, tai šauksim Vitalijų, viskas aišku. Marina sako, privet, jis Krasnodarą. O, da, privet, Marina. Ne. Nu va, mūsų klausėsi. Irinėja sako... Nemanau, kad jinai supras, bet, žinai... Tiesiog gal malonu matyti. Sako, Albertas yra maladėts, sveiki, šypsena iki ausų, matant Albert Pocė ir Brazį. Nu, toks derinukas, kaip sakant, pirmadienio vakarui, manau, kad kokteiliukas bus geras. Taip, visi čia jau net pradėjo tarpusavį bendrauti, smagu matyti visus. Ačiū, kad palaikote, ačiū, kad labinatės ir būtinai įsitraukite pasidalindami. Ir antroje dalyje atsivers, iš tikrųjų atsivėrė komentarai klausimams visą laiką. Jeigu matysit, kad mes kalbam ir kažkas yra įdomu iš tos segmento, būtinai klauskit, nelaukit, nes tada mes pagilinsim tą temą ir tenais ilgiau užsibūsim. Tai Albertai, pradėkim truputėlį nuo tavo, kai kurie yra tave asmeniškai sutikę, kai kurie yra girdėję. Tai ten tie gandai, kokie ten būtų, jie dažniausiai, žinai, būna iškraipyti, kaip sugedęs telefonas. Kaip pas tave gyvenime atsirado fotografija ir nuo ko tu pradėjai? Kaip pas tave šitas kelias formavosi? Nu, žinai, fotografija atsirado matyti seniai, dar sovietmečio laikais. Aš gimęs sovietmečiu ir netgi pionieriumi buvau. Tai tėvai kažkaip visą laiką namuose turėdavo fotoaparatus kelis. Nu ir taip, žinai, kai mažas vaikas jis jos čiupinėja, ten paskui juostelė netgi įdeda. Buvo zenitas, buvo smėna ir buvo toks šnipo aparatėlis, toksai mažas. Visai jisai toksai, žinai, kaip žiebtuvėlio, žinai, dydžio. Tik juostelių jam nelabai buvo kur pirkti, ten reikėjo ieškoti, tai aš, žinai, taip nenaudojau. Tai, žinai, va taip pabiškiai mokykloje vaikščiau į būrelį fotografijos. Tarp kitko, pas tą patį mokytoją, pas kurį Aleksandras Babičius irgi žinomas, ne, dabar aišku, jis jau nelabai fotografuoja, bet aiškiai pas tą patį vaikščiau. Nu ir va taip, mes kartu, ne kartu aišku, bet pradėjau dar tais laikais. Paskui paauglystės laikais maigiau tą aparatą ir matyt, žinai, taip jau grįžau smarkiau prie viso šito jau prieš kokių 15 metų. Ir tuomet pagrindę pradėjau vestuves fotografuoti. Aš tada, Albertai, įsiterpsiu. Tai buvo tas susipažinimas mokyklos laikais su fotografija, tada kažką darai kitą ir tada grįžai vėl į fotografiją. Teisingai supratau?
Nu, aš daug ką dariau, žinai, aš buvau senukose IT vadovu. Aš turėjau savo kompiuterinių žaidimų klubą, vienu žodžiu, aš labiau IT žmogus buvau, dabar irgi kažkiek prie IT grįžto, mes čia 2 projektus turim, kurias vystom. Paskui išėjau jau iš senukų, žinai, jau grinai fotografija tas buvo gal prieš 12 metų, jau kai iš esmės mano gyvenime tik tai fotografija. Nu, fotografija, tiek fotografavimas, tiek aišku dėstymas. Aš kažkur girdėjau, kad tu esi studijavęs psichologiją. Ar aš čia gandai, ar tai yra tiesa? Aš turiu 2 universitetinius išsilavinimus, 3 neuniversitetinius. Tai psichologija vienas iš neuniversitetinių, psichologija, neurologija, kurie mane domino ir aš dabar, žinai, kai informacija yra prieinama, tai studijuoti yra labai paprasta iš esmės. Tai universitete aš baigęs esu biologiją, kūno kultūrą, o dar studijavęs esu programavimą, aiškia fotografiją, kaip bebūtų keista, jo, ir psichologija, neurologija, filosofija, meno istorija, žinai, tokie papildomi dalykai, žinai, kurie dar, aišku, turiu keletą irgi temų, kurios mane domina, tai astrofizika, kvantinė mechanika ir panašiai, bet čia jau, žinai, tokie dalykai jau mažai galbūt susiję su mūsų pokalbiu. Bet irgi manau, kad integruojasi į tavo kūrybą ir darbą, žinai. Aš dar sustosiu ties vienu momentu. Senukose užėmė į vadovaujančią poziciją ir kažkurio momentu sakai, nu, nereikia man šito, nes pasukai į fotografiją. Tai gal galėtume šiek tiek šitą momentą papasakot, kame čia buvo sprendimas ir kodėl tai atsitiko, nes kodėl būtent stabdau čia, nes yra taip, kad kartais būna, kad mes darom kažkokį nemėgstamą darbą, kad ir jisai kartais būna įvertintas gerai ir finansiškai, ir statusų, ir dar kažko, bet mūsų tai neveža. Tai kaip ten pas tave atsitiko? Nu, negaliu pasakyti, kad tas darbas buvo nemėgstamas. Man jisai visai patiko ir, kaip sakiau, aš esu IT žmogus iš esmės irgi. Ir su kompiuteriais bendrauju pakankamai ilgai. Tai tiesiog atėjo momentas, kai, sakykime, pajamos iš fotografijos jau buvo didesnis negu pajamos tenai ir, žinai, reikėjo rinktis arba kažką derinti vėl toliau, arba jau eiti labiau į fotografiją ir vystyti šitą kryptį. Tai aš pasirinkau tą. Tai čia toksai, tame sprendime nėra nieko tokio sudėtingo, žinai, ir man nebuvo jis irgi sudėtingas. Iš esmės, kaip tik senukose ten buvo tam tikri pasikeitimai ir pas mane, žinai, gyvenime jie įvyko ir taip sutapo, žinai. Viskas ten pakankamai paprastai įvyko. Nu, supratau. Žinai, susidėjai pliusus, minusus ir taip gana aiškiai apsisprendai. Kas, nu, visiškai logiškai, nes kartais būna irgi. Sakai, nepatinka, viską meti, žinai, stačia galva kažkur į naują avantiūrą, žinai. Aš iš esmės, kažkiek laiko mėgstu keisti kryptis ir panašiai, nes tai duoda, ir aš savo darau tam tikrus iššūkius. Pavyzdžiui, prieš matyti jau 8 metus, aš išvažiavau į Monaką. Vėlgi, sakykime, aš čia buvau pakankamai gerai įsitvirtinęs ir taip toliau, nuvažiavau visišką nulį, nes man reikėjo, žinai, naujų požiūrių, naujų pažinčių, naujos pasaulėžiūros, naujo įkvėpimo ir galbūt kažkokios, žinai, aplinkos ir panašiai. Ir man tas visai gerai, toksai išmeta tave iš vėžių ir tu tuomet sugebi pamatyti, žinai, ir savo gyvenimą, ir save, ir orientyrai, žinai, tau pasikeičia ir sugebi pamatyti iš kitos pusės biškį, žinai, kitų kampų. Ir tas, man atrodo, labai svarbu. Negalima, žinai, užsisėdėti, būti vienoje vietoje, nes tuomet, žinai, tam tikra stagnacija yra. Nes šiaip, žinai, tiek rinka, tiek menas, tiek pasaulis juda į priekį. Ir nu, arba tu judi kartu, arba greičiau, žinai, arba tu tiesiog atsilieki. Kaip tu asmeniškai supranti savo gyvenime, kad nu, jau laikas kažką kardinaliai keisti arba gana stipriai keisti, kad patobulėtum, kaip Lietuvoje, sakė, įsitvirtinai visai gerai, viskas buvo, žinomas fotografas, ten užsakymai, viskas ir tada į Monaką, kur nieko nepažįstu. Kaip suprasti, kaip pastebėti, kad laikas jau, kaip tu pastebi, ar supranti?
Iš esmės viskas pakankamai irgi paprastai, žinai, jeigu tu moki, aišku, savęs klausytis, jeigu, žinai, žiūri, arba tavo darbai kažkur sustoja, žinai, kaip, pavyzdžiui, pas mane dažniausiai mokiniai ateina, jie dirba ir paskui čiup, stop, jau jis negali nieko daryti, žinai, jam reikia naujų minčių, žinai. Panašiai ir pas mane, žinai, bet iš esmės buvo dar viena tokia pakankamai paprasta priežastis. Prieš kokius gal jau 11 metų, žinai, aš pasakiau, mažiau šiek tiek, čia buvo prieš 9 metus. Aš pasakiau savo draugams, labai geriems žinomiem fotografam, ne Lietuvos, žinai, sakau, po 3 metų ar 4 mano fotkės turi būti didžiausiuose pasaulio leidiniuose, žinai. Savo tokį tikslą pastačiau ir žinai, kaip turnas visiems išplepėjau, nes jeigu, žinai, šito nepadarau, tai man tada gėda bus prieš save, prieš kitus ir panašiai. Tai aš esu toks žmogus, žinai, aš savo iššūkius statau, o ne vengiu. Todėl, žinai, man tas, kai žmonės sako, niekam negalima savo planus sakyti, tai yra tiesiog bullshit, žinai, reikia sakyti savo planus ir įsipareigoti, suprantat, ir tada jau tu turi prievalę, nes visi esam tinginiai, didžiausi tinginiai ir save perlipti per save ir sugebėti visgi gyventi tai, ką turi, žinai, yra labai stipri vertybė. Ir aš tada supratau, kad iš Lietuvos reikia važiuoti, nes būdamas čia, jokie darbai niekur nenueis. Aš galvoju, gal Londonas, gal Paryžius, gal, žinai, Milanas koks ar panašiai. Ir paskui kažkaip su viena klientė mes nuvažiavome į Monaką, man visai patiko, man patiko aplinka ir aš, žinai, po gal kokių 2 mėnesių žinai, atsiskaičiau viską Lietuvoj, sukroviau tašes ir tiesiog išvažiavau. Man ten viena pažįstama surado būtą, tai viskas, ką aš ten turėjau. Ir tada jau, žinai, ir iš esmės, supranti, buvo pakankamai keista, nes aš ten labai žymius žmonės fotkinau, bet dažniausiai tai buvo privačios fotosesijos, kurios negalėjo pakliūti į jokius leidinius. Ir sutartis, aiškia, NDA, ir panašiai. Tai tuomet jau vėl pradėjau galvoti, kokį man projektą reikia sukurti tam, kad visgi įgyvendinti savo šitą tikslą. Ir taip maždaug po kelių mėnesių aš sugalvojau projektą, tik pamačiau, kad tą projektą reikia daryti Lietuvoj ir tada grįžau į Lietuvą. Toksai, žinai, tokios kelionės. Tai netrukus mes pakalbėsim apie šį projektą. Tai aš labai norėjau paantrinti, aš nežinau, bet aš irgi tokią turiu, mėgstu, jeigu kažkokia idėja nauja, aš visiems einu ir pasakoju tą idėją. Kartais žmonės stabdo, sako, Tomai, neišpasakok tų idėjų, nes ten kas nors paims jas, bet aš pasakoju. Ir nežinau, gal kažkaip, kaip man asmeniškai, gal ne tai, kad gėda, žinai, jeigu kažko aš nepadarysiu, man tai toks... Aš jau pristatau tą idėją garsiai pasauliu, tai tokia ta idėja kažkaip drąsiau net čia pradeda jaustis ir sako, jo, arčiau ateisiu. Patiko labai vienas toks momentas, kur tu sakei, Albertai, reikia savęs klausytis, ne? Reikia savęs klausytis ir tas savęs klausimasis, visi apie jį šneka, žmonės jį vadina kartais sąmoningumu ar ten dar kažkaip tais, Ar tu sugebėdavai ir nuo jaunystės save gerai įsiklausyti, ar kažkokius įgijai įrankius, ar ir patirtis, kurie padėjo suprasti geriau save? Žinai, jeigu pasakytum nuo jaunystės, jau buvai genijum, tai pasakytum didžiausia nesąmonė. Mes keičiamės, mesgi netgi kas 7 metus kiekvienas mūsų kūno atomas pasikeičia, tai po 7 metų tai aplamai nesi tas pats žmogus, kuris buvai prieš 7 metus, neturi nieko bendro su to. Žinai, lygiai taip ir mąstymas mūsų keičiasi ir panašiai. Tai tenka dirbti su savim, tenka save analizuoti, tenka save stebėti, tenka tam tikro, žinai, ciniškumo įgauti ir atsisakyti tam tikros veidmainystės savęs atžvilgių. Supranti, kad save galėtum vertinti ciniškai pakankamai ir pakankamai realiai, žinai, nes jau kam mes mokam meluoti labiausiai, tai patys savo.
žinai, aš čia neįsiu fotkinti, štai man kojytės skauda, ten norai blogi ir panašiai, pasakyk, kad tu debylė tingi tiesiog, žinai. Ir kai, tai iš esmės, va čia yra tas momentas svarbus, prisipažinti savo, žinai, kad tu nesi tobulas. Tuomet viskas yra, žinai, jau viskas paprasčiau. Tai čia, žinai, toksai atsakymas būtų. Tada jau tu sugebi save vertinti. Ir dar vienas dalykas, žinai, bandyti į save žiūrėti šiek tiek iš šono. Žinai, taip, atstumą turėti. Nu ir kitas dalykas, dar irgi būti stoiku irgi labai faina. Tai, žinai, tas be abejo išugdoma, žinai, tu negimsti su to. Mes gimstam su melu patys savo, žinai, bet paskui jo reikia atsisakyti. Žinau, būna situacijų, kur prisipasakoji savo istorijų ir paskui tada galvoji, kad jos teisybė, o visas pasaulis mato, kad ne. Tai tenka, bet kai kartais jis taip gerai kartais savo papasakoju, kad pas nežinai. Tai turime tą talentą tokį kartais, tai dėl to gerai turėti kartais gal net ir gerų labai draugų, kurie irgi pasakytų teisybę, kaip čia viskas yra ir primintų. Gerai. Tai manau, kad laikas tada keliaukime. Na, aš gal dar noriu, man patiko, tuoj keliausime tą visą projektą, kurio mes užbaigiam. Ir man patiko tas griežtumas ir atvirumas savo tavo. Ir tas griežtumas ir atvirumas savo labai gerai pasimato ir tada ir su kitais bendraujant, nes tu irgi lygiai taip pat elgiesi ir su kitais, aš teisingai suprantu. Matai, su kitais tu nelabai gali taip, žinai, nes jau tada būsi visiškų cinikų. Žinai, visgi reikia padarumo laikytis tam tikro, nes, kitaip, be abejo, žinai, kalbant nuoširdžiai, tai niekam jokie kiti žmonės nerūpi. Bet, žinai, mes gyvenam visgi visuomenėje ir be visuomenės mes negalim išgyventi, tai mes turime laikytis, žinai, tam tikrų taisyklių ir visgi turim, žinai, tiek duoti visuomeniai, tiek priimti iš jos. Tai nereiškia, kad tu turi draugauti su visais žmonėm, kurie iš tikrųjų tau, žinai, nieko nereiškia, bet tie žmonės, kurie visgi reiškia, jie yra tas branduolys, kuris tau padeda judėti gyvenime. Tai šičia jau savo cinizmą reikia biškai, žinai, taip, laikyti. Viduriuką kažkokią, paieškot, kad draugiškai, sakant, su visais. Ar tavo ankstyvojoje kūryboje, pavadinkim taip, ir dominavo, kas dominavo? Žmonės, moterys, vyrai, gyvūnai? Nes, dabar kiek iš paskutinių, tai aš matau, moteris yra pas tavo tas, kaip čia pavadinti, nežinau, kaip fotografai vadina. Ir ar tu ir pradėjai tas, nežinau, nenoriu sakyti objektas, bet toks kaip, nežinau, tas, kas traukia tavo akį ir objektyvą. Tugi turi studiją, žinai, kas užsakovai yra fotosesijų? Moteris, žinai, 95%, tai, žinai, ir automatiškai tas ir dominuoja, žinai, kas moka pinigą, tas ir, taip sakant, tas ir šoka. Tai gyvūnai pinigų nemoka, žinai, vyrai fotosesijų, žinai, neužsako praktiškai, žinai, nebent vestuvėms ir panašiai, tai belieka moteris. O, žinai, šiaip yra fotografo raidos etapai, nusiperka fotoaparatą, dabar, aišku, jau telefonus turi, žinai, tada praeida makro, gėlytės, šitos vabzdžius fotografuoti, žinai, tada šuniukai, tada gamta, žinai, ir jau tada prieina prie žmonių. Žinai, tai pas mane tie vabzdžiai makro ir gėlytės buvo, žinai, dar vaikystėje. Tai aš jau, taip sakant, savo sąmoningą gyvenimą jau pradėjau nuo žmonių. Ir žmonės be abejo yra įdomiausi, nes ten yra istorijos, ten yra emocijos, ten galima kažko nustebinti, žinai, nufotografavęs, žinai, kokią vabalo akies tinklainę ar lytinius organus, tu, žinai, nenustebinsi nieko, net nežinosi, kad ten yra. Nors gal žiūrėk, geras projektas kažkam būtų, žinai, vabalų lytiniai organai, pasinaudokit. Tai nukopins, žinai, 5 iš kartas nors.
Arba kaip juokingiausia būna kitoj pasaulio pusėje, kas nors padarys, kur net negirdėjo mūsų pokalbio. O jeigu taip žiūrėt dabar į patį žmogų, į moterį, kaip tu matai žmogų? Vat, kaip tu matai kaip fotografas perteikiantis kažkokią žinutę, kaip tu stebi žmogų? Vat labai įdomu. Nu, matai, aš tau net nežinau, ką pasakyti, nes neturiu kažkokio tai, žinai, universalaus atsakymo. Ne, yra konkretus žmogus, nes jeigu mes kalbam apie žmogų kaip kokią abstrakčią būtybę, tai tada mes matom ne žmogų, o manekeną. Ir dėja, dažniausiai fotografai taip ir dirba, supranti, ne su gyvu padaru, o su manekenu, žinai, jo kūno formomis, jo kažkokiom pozom, ten rūbais, make-upu ir panašiai, nebando kištis, kas yra tas žmogus viduj, žinai, nes be abejo, sakykime, dažnai mes to žmogaus nepažįstam. Dažnai mes bijom, žinai, mūsų laiko kažkokie socialiniai įpročiai ir panašiai, žinai, tam, kad išgauti iš to žmogaus kažką. Bet man, pavyzdžiui, aš visą laiką savo laikausi tokios nuomonės, kad fotografuoti moterį kaip manekeną, kaip kūną jos ir panašiai, man yra didžiausia nepagarba šitai moteriai. Supranti, nes tuomet mes neižvelgiam, žinai, to žmogaus viduj, mes matom tik tai formą. Man įdomus yra žmogus, o ten jau tada darosi įdomu, supranti, reiškia istorija, emocija, kurią tu gali išgauti žmogaus, jau labai priklauso nuo jūsų dviejų bendravimo, nuo to, kiek jūs sugebat atsisakyti, žinai, va to žodis man iš galvos iškrito, kiek jūs sugebat būti nesvetimi viens kitam artimesni. Suprantate, o šičia jau reikia ir tam tikros drąsos, sakykime, iš fotografo, ne, ir tam tikrų įgūdžių bendravimo, ir to žmogaus klausymosi, ir supratimo, žinai, ką jisai gali padaryti, ko jisai negali padaryti, žinai, kur galima paveikti modelį, žinai, jo, aišku, nenuskriaudžiant, žinai, kur jau riba, kai jau negali, žinai, ir va, iš esmės, kodėl, pavyzdžiui, aš ir studijavau psichologiją ir panašiai, būtent tam, kad supras, žinai, kaip su to žmogum bendrauti, kaip iš jo kažką ištraukti. Ir čia jau labiau yra, supranti, ne fotografo kaip operatoriaus, kaip šviesos, reiškia, specialisto, ten grimerio, ten rūbų kūrėjo darbas ir panašiai, kaip režisieriaus darbas. Ir fotografui iš esmės reiktų mokytis režisūros, mokytis to, kaip žiūrėti savo modelį kaip aktorių ir kaip iš jo ištraukti, reiškia, tą vaidmenį, kuris reikalingas, arba kaip su juo dirbti taip, kad jis pats tam vaidmenį atsidurtų ir, reiškia, būtų nuoširdus. Ir va čia yra sunkiausia užduotis, žinai, ir jeigu jau žiūrime iš tos pusės, tai jau aš į tavo klausimą atsakyti negaliu, nes čia kiekvieną kartą individualu. Bet tu puikiai atsakėjai, aš būtent to ir klausiau. Ir tada man klausimas iš karto iškyla. Ar yra svarbiau, kad žmogus būtų savimi, toks, kas jis yra iš tikrųjų, ne? Ar tada yra svarbiau, kuriant kažką tais, padaryti, kad jis būtų pilnai kažkokiam vaidmenyje? Tai toks klausimas. Nėra dalyko svarbiau tas ar svarbiau tas. Žinai, yra konkreti situacija, žinai, yra konkretus žmogus, kuris vienas gali būti vaidmenyje, kitas negali būti, ne? Man svarbu yra turėti nesikeikiant ahujenną rezultatą. Ir jam jau, ne, mes bandom tokią priemonę, ne, tai tik priemonės, ne, būt savimi arba būt vaidmenį, tai yra vienas iš darbo būdų. Žinai, svarbu siekti rezultato, žinai, svarbu gauti tą rezultatą, ne tik siekti, bet ir jį gauti. Ypač jeigu jis dirba tam tikros ribos, sakykime, kažkokio ten, pavadinkim taip, moralinio kodekso, ten, ne, visuomenės nuostatų ir panašiai, žinai. Ir nesugebat gauti rezultatą, sakykime, peržengdami tą ribą kažkur, žinai, o tada jau negerai, žinai, tada jūs, reiškia, rizikuojat, o negaunat. Tai jeigu kažką darot pakankamai drastiško arba drąsaus, tai
turit ir užtikrinti rezultatą, kad modelis nesijaustų apgautas, žinai. Kaip dažnai būna, kad, sakykim, fotografas ten randa gražią mergaitę, einam, aš tave nuogą pafotografuosiu, žinai, o rezultatas paskui, labai silpnas gaunasi, žinai, ir taip modelis pradeda jausti, ar jisai mane norėjo nuogą fotografuoti, ar mane nuogą norėjo pažiūrėti, žinai. Tai jau tada, žinai, tada jau slidu. Nors, matai, vėlgi, menas, jis niekad negimsta pilkoje realybėje, jam visada reikia, žinai, eiti į užribį. Ir va šičia vėlgi yra didelis klausimas, kur kiekvienas menininkas kokį savo užribį pasirinks. Ne? Tų variantų yra daug, žinai. Reikia suprasti, kad standartinės sąlygos, standartinės priemonės, standartiniai pokalbiai, standartiniai darbai gimdo standartinį rezultatą, žinai. Tai vat yra didžiausias, žinai, klausimas, kurioje vietoje jūs išeinat iš standarto ribų. Gali būti 99% standartiška, ne? Bet jeigu jūs 1% apverčiat aukštyn kojom, padarot visiškai kitaip, ne? Jau turėsit įdomų rezultatą. Tai va čia ir yra, žinai, mūsų užduotis kaip menininko, kaip fotografo ir panašiai, surasti tą įdomų, žinai, tą dalį, žinai, kur mes, sakykime, dirbam su kažkokiu tai archetipu. Žinai, pavyzdžiui, Kalėdų senis yra archetipas. Kalėdų senis, mes žinom, kaip atrodo Kalėdų senis, ne? Sakykim, toks storas senukas su barzda, raudonais rūbais, ten balti plaukai, balta ūsai, barzda, pilvas alaus ir panašiai. Va tai yra archetipas, tai yra standartinis dalykas, ne? Ir man visada tada yra užduotis, žinai, o kuriai vietoj šičia aš turiu padaryti bet. Ir va tas žodis bet šičia yra ir svarbiausias. Supranti, bet dovanoja žaislus vaikučiam, o žaisluose yra bombos. Reiškia, o tada jau yra, žinai, mes turim standartinį archetipą, kurį visuomenė supranta, turi vaizdą, žinai, to archetipo ir įkišam tai visuomenė labai paprastą dalyką bet. Ir va šičia, žinai, va jums, sakykime, va čia ta, žinai, didžioji fotografijos paslaptis, žinai, jums, sakykime, taip, klausytėm turiu omeny, yra labai paprastas būdas padaryti kažką įdomaus, sugalvojus archetipą ir įvedus žodį bet, ir va tas sakinys po bet ir yra svarbiausias jūsų fotografijoje, ne archetipas. Ne tas, žinai, ką jūs ruošiate, dažote ir panašiai, kur jūs tą pip, čia keiksmažodis turėjo būti, įdėsit žodį bet. Ir kas bus po to. Vat šičia, žinai, visas menas yra pagristas tuo. Labai įdomu, nes, žinok, tu man idėjai davei, Albertai. Aš, tai, kadangi kalbėjai apie Kalėdų senį, tai įsivaizdavau. Ne apie dovanas vaikams su sprogmenimi, žinai. Ne, aš kažkaip biškai apie tą seksualumą, ten visus tos dalykus, tą pusę Kalėdų senis man buvo ir kišeniai vibratorius. Tai man atrodo, ta istorija tiktų ar netiktų? Nu, žiūrėk, jeigu Kalėdų senis moteriam vibratorių dovanoja, žinai, visai bet yra, žinai. Jeigu tu dar sugalvosi bet tas vibratorius be batareikų, žinai, ir jam yra koks tai batareikos visai netinkamas ir tokių jau nebegamina, žinai, tai turėsi dar vieną bet. Žinai, gal bus dar įdomiaus. Tai vat visą laiką, galvojant apie kiekvieną nuotrauką, pagalvokit, kurioje vietoje bus bet. Super, ačiū. Šitas superinis pratimas ir superinis toks mąstymo būdas, nu, vat realiai, kuriant, nu, istoriją, įdomias nuotraukas, gal pavadinkim ir taip. Ir Albertai paminėjai, kad tau svarbu ahujienos nuotraukos. Kas yra tokia nuotrauka, asmeniškai tau? Šiaip viskas yra paprasta, žiūrėk, aš perfrazuojam tavo klausimą šiek tiek kitaip, ne? Žiūrėk, tarkim, yra begalė fotografų, mūsų klausosi begalė fotografų. Kiekvienas tegul iš jų pabando atsakyti į klausimą, ko reiktų žurnalistui, kad jo nuotrauką jis norėtų atspausdinti ar pateikti savo leidinį. Nes, supranti, mes galvojam visą laiką,
galvojam tik apie save ir žiūrovą, o dažnai net apie žiūrovą galvojam tik apie save, ne savo išraišką, vat aš turiu kažkokį, žinai, tą norą, aš jaučiuosi didelis menininkas ir vat aš jau aš taip matau, žinai, va jūs taip matot. Jeigu žurnalistas nenori jūsų nuotraukos atspausdinti. Ir tada klausimas yra toksai, o kokiu poreikiu turi žurnalistas prieš savo žiūrovą, skaitytoją? Tai yra įdomi istorija, tai yra emocija, jausmas kažkoks ir tai yra naujovė. Net ir įdomiausia istorija ir emocija, žinai, 2, 3 kartą papasakoti, ne, jie nebus įdomus. Reiškia, anekdotas 7 kartą papasakojom, tas jau, žinai, yra tikimybė gauti snukį. Reiškia, pasakojant tą patį anekdotą. Tai ir vat, žiūrėkit, tas yra svarbu. Žinai, kad tavo darbuose būtų emocija, būtų istorija įdomi ir būtų naujovė, kuri verčia sakyti, oi, žinai, bet viskas labai paprasta, žinai, jeigu jūs šitą sujungiat, tuomet tampat įdomus ne tik savo draugam, net ten Petriukų iš Onupriškio, žinai, kuris ten žiūri tavo darbus ar dar kažką, bet ir tampat įdomus pasauliniu lygiu. Ir, sakykime, jeigu grįžtant prie mano to projekto, žinai, su orgasmais, jis taip ir buvo, žinai, pakankamai ciniškai sugalvotas, žinai, kad jis ir emociją jisai turi, jausmą, žinai, istoriją turi, žinai, naujovę turi, žinai, be abejo mes turim krūvą pornografijos, ne, bet aš norėjau maksimaliai nuo jos atitolinti, pas mane tik veidas, jokio nuogo kūno, žinai, nieko, tik tai tas faktas, ne, kad tas veidas yra nufotografuotas tikro orgasmo metu, viską pakeičia, žinai, ir tai yra fotografinio projekto, kaip sakiau, žinai, va tokio, žinai, kuris nuskambėtų nebuvo, žinai, ir viskas, ir jūs pataikote poreikį žurnalistų, ir, sakykime, aš kai išleidau jį, visų pirma, ta prasme, kai išleidau, tai ten per naktį atėjo N laiškų, žinai, su prašymais leidimo publikuoti ir panašiai. Iškiek, jums nereikia jau mokėti pinigus tam, kad apie jūs parašytų, ne? Jeigu jūs pataikot į žurnalisto poreikius, tai jie patys pas jūs ateis. Tik tai, kaip sakiau, žinai, va tas bet, apie kurį mes kalbam, turi būti stiprus, turi būti istorija, turi būti emocija. Toks, žinai, menininkų iš esmės toks kelias. Aš tada truputėlį dar, nes kartais menininkai kūrė dalykus ir sako, aš kuriu tai, kas man svarbu, ir tada jūs kaip norit priimkit arba nepriimkit. Ne? Tu kaip menininkas, kuri kas tau svarbu, bet ir pasižiūri, kas svarbu žiūrovui. Žiūrėk, viskas labai paprasta, žinai, vėlgi aš duosiu analogiją. Įsivaizduok, kad aš dabar ar aš, ar kažkas kitas, ar kokia mamytė tau pradės pasakoti apie savo vaikus. Kaip jie mokosi, ten į mokyklą vaikšto ir panašiai, žinai. Tau tai yra be galo svarbu, ne? Bet visiems kitiem pohui. Supranti, kokia man ten, žinai, koks įdomumas klausytis ten, ar tavo vaikai, žinai, pakakojo ar nepakakojo, žinai, ar ką jie ten valgė, suvalgė, ar ten karščiavo, ar dar kažkas, jeigu mes ne apie COVID kalbam ir panašiai. Tai, niekam neįdomu, niekam nesvarbu, žinai. Tai vat, reikia suprasti, kad jūsų poreikiai, jūsų norai, jūsų pasaulis, žinai, jisai be globalių temų palėtimo, be visiems žmonėms kažkokių bendrumo, žinai, va, tų archetipų, žinai, pajudinimo kitaip, jūs busit neįdomus. Tai be abejo, tai jums gali būti ten motinystė labai svarbi ir panašiai, taip, tai dar bus svarbi, svarbu jūsų klientam ten mamytės, neužsakinės pas jūs fotosesiją ir panašiai, bet vėlgi tada mes kalbam, žinai, apie amatą, iš kurio jūs uždirbat ir neturit kažkokių pretenzijų ir didelių norų, polėkių ir tikslų, ne, tiesiog dirbat, uždirbat, viskas puiku, turit savo studiją, joje ten fotografuojat. Viskas yra nuostabu, jeigu tai jūs tenkina, jeigu tai tenkina kitus jūsų poreikius, jūs gaunat pinigėlius, už pinigėlius perkat Ferrarius, Mazeračius, viskas yra nuostabu. Jeigu jūs norit
kažkiek kito lygio, to jau neužteks. Tai vat reikia savo tiesiog pastatyti, atsakyti savo klausimą, ko aš noriu, sakykime, iš tos veiklos. Ar amato ir uždarbio, tada viskas ok, jūs neturit lysti niekur, kur yra pavojinga ir, taip sakant, skustuvo ašmenimis jau vaikščioti nereikia. Arba jūs norit, turit didesnių užmojų, tada jau, atsiranda ir kiti keliai, ir kiti poreikiai, tiek jūsų žiūrovo, tiek, sakau, to, pavadinkim taip, aptarnaujančio personalo, to tarpininko tarp mūsų ir žiūrovo, kaip žurnalistas, pavyzdžiui. Nors dabar be abejo yra tiesioginė prieiga, Instagramas, ten YouTube'as, socialiniai tinklai suteikia, tokią apgaulingą galimybę, kad jūs esate įdomus visgi, kad jūs turite ten 2 savo 1000 sekėjus, ten kad ir 10 ir panašiai, bet tai vis tiek yra, reikia suprasti, kad tai yra vis tiek ne tas lygis, jeigu jūs norit užsiimti tikrų menų, sakau, ten jau jūs turite imtis rizikos. Nes tik jinai suteikia tau, o Jėzau, tą jausmą savo žiūrovo galvoj ten vaizduoti ir panašiai. Tai jeigu jūs nesugebat padaryti darbo, kai žmogus nustemba ir įsijaučia ir pamato savęs tenai, ir pradeda gretinti, arba jūs nesugebat padaryti darbo, kuris supriešina visuomeniai 2 dalys, jūs nelabai ir įdomus būsit. Supratau. Aš truputėlį dar grįšiu prie projekto, kuris vadinasi Orgazmai, teisingai, orgazmas ar orgazmai vadinasi? Jis ten paprastai, iš esmės kažkokio specialaus pavadinimo jis neturi, ten tiesiog moterų veidai orgazmo metu, tarkim, šitaip. Iš esmės jo pavadinimas ir papasakoja apie esmę. Albertai, papasakok truputėlį apie, nenoriu tokio šabloniško klausimo užduoti apie ten didžiausius iššūkius, bet šiaip gal net įdomus tas momentas, kai moteris pasiekia orgazmą šalia būnant fotografui, ne? Ir tai vėlgi tokia intimus momentas, kur net, kartais mažas ten vabalo praskridimas tave gali išmušti, kaip sakant, iš nuotaikos. Kaip tau pavyko sudriguoti visą šitą procesą? Tai kad aš šito nedariau, nes ten iš esmės situacija paprasta, ieškodavom vietos, šviesos, aplinkos, įdomios tam, kad fotografiškai tai būtų gerai, kai surasdavom, aš sakiau, viskas, aš savo darbą padariau, dabar aš laukiu, tu daryk savo darbą, ir aš nufotkinu. Iš esmės viskas labai, taip, pakankamai paprastai. Tai ten kažko daryti nereikia. Matai jau, iš esmės, žmonės, kurie ateina dalyvauti tokiam projekte, moteris, sakykime, šiuo atveju, tai jos jau yra pakankamai drąsios ir pasiruošusios ir žinančios, ką reikės daryti ir matyti jau suprantančios, kad šitą sugeba padaryti. Tai buvo tokių, kur aš nesugebėjau. Okei, tų nuotraukų nėra, ir tiek. Supratau. Dar tada toks įdomus klausimas, kur kartais atsitinka, padarai tikrai įdomų traukiantį projektą ir kitokį, kuris taip realiai priverčia užsidengti žodžius iš burnos einančius. Kaip tą tokį praktinį gal dalyką, nes tikrai karts nuo karto atsitinka tikslingai, netikslingai fotografai iššauna, ne? Kartais, tu tikslingai tai darai, kartais būna netikslingai padaro kažko, ne viskas sustigavę padaro kažkokį projektą ir jisai tampa įdomus pasauliniu mastu. Kaip neprarasti tos bangos, ir kaip maksimaliai pasinaudoti, galbūt net finansiškai. Tai būtent toks klausimas būtų. Matai, jeigu tai nėra tikslinga, tai netyčiukas, ne, tai tu to pasinaudoti nelabai kažkur galėsi, nes jau laikas praėjo. Spranti, iš esmės tą pačią klaidą padariau aš. Jeigu tu matai ir jauti potencialą ir žinai, tai jam reikia ruoštis iš anksto. Nes uždirbti iš projekto galima pakankamai nemažai. Tam reikia, sakykime,
vėlgi, žinai, kai aš jį pristačiau prieš 4 metus, Instagramas tada buvo visai ne tas Instagramas, kuris yra dabar. Ir aš padariau klaidą, žinai, kad aš visur daviau savo puslapį, sakykime, ne Instagramą, žinai, kuriame jau galėjo būti, žinai, ten 100 000 sekėjų. Vienas dalykas. Kitas dalykas, jeigu tu nori iš to uždirbti, reikia turėti paruoštą pardavimą. Reiškia, tų darbų, printų, žinai, limituota versija, dar kažką, žinai, nes iš esmės vėlgi pas mane šito nebuvo ir man kreipėsi žmonės iš visokių šalių, žinai, asmeniškai rašė, mes matėm tokį, žinai, ar yra galimybė, sakykime, nusipirkti savo ten į miegamąjį pakabinti, žinai, tokią nuotrauką. Tai keletą aš tokių nuotraukų esu pardavęs. Bet tarp kitko, žinai, su modeliais, kurie dalyvavo, žinai, mes ten pasidalinom. Bet klausimas vėlgi yra tas, žinai, kad tai turi būti paruošta iš anksto, žinai, tas pardavimo mechanizmas. Ok, dabar vėlgi, Instagram'e yra shopas, ne, Facebook'e yra parduotuvė, žinai, tu ten viską gali, žinai, tuomet reikėdavo šitą visą programuot, sakau, dabar viskas labai greitai keičiasi, ne, dabar tu gali paimti WordPress'ą ir padaryti savo saitą ir parduotuvę, iš esmės nemokant programuoti ir taip toliau, žinai, ten pasėdėsi 2-3 dienas, suprasi, kaip viskas veikia, pajungsi PayPal'ą, žinai, ir tau viskas yra, žinai. Dar prieš 4-5 metus dar reikėjo visą praktiškai programuoti nuo nulio, samdyti programuotoją ir panašiai, žinai. Tos technologijos be abejo keičiasi, bet vėlgi, žiūrėk, iš meno uždirbti galima. Tik reikia suprasti, kad tada judėjimo kryptis visiškai, jinai kardinaliai skiriasi nuo darbo su klientais. Atsiprašau. Tai yra printų pardavimas, tai yra knygų leidimas, tai yra dalyvavimas parodose, žinai, ir ten pardavimai, tai yra aukcionai ir taip toliau. Aš prie viso šito dar judu, žinai, aš noriu užbaigti dabar jau antrą savo projektą, kurį, kaip sakiau, ne, aš dabar pradėjau ir jau jisai, kai bus leidžiamas, jau bus, reiškia, visi tie paruošimo žingsniai sudėlioti. Jis jau yra kryptingai. Pirmas buvo kuriamas kryptingai fotografinė prasme. Antras projektas yra jau kuriamas kryptingai ir fotografinė ir verslo prasme. Tai toksai atsakymas matyti. Super, ačiū labai už atsakymą. Aš mūsų klausytojams primenu, kad nepamirškite, tai yra ne tai, kad nepamirškite, o jie yra atviri, kaip sakant, komentarų eilutės užduoti klausimą Albertui. Tai nepasikuklinkit ir užduokit. Aš iš tikrųjų truputėlį ir porą klausimų ir užduosiu tada. Ai, tiesa, čia visi gyrė tave, Albertai, sako Andrius Albertas yra fotografijos dievas, visi jo darbai užima kvapą. Kaip tau sekasi priimti ne kritiką, o komplimentus? Šiais laikais aš pasakyčiau, kad nuo COVID reikia pasitikrinti, jeigu kvapą užima. Žinai, čia gali būti visai, kad ne aš dievas. Žinai. Gerai. O priemi komplimentus, ar taip sakai, ką čia jūs, žinai? Klausyk, kol tavo darbai nėra Vogue žurnale, koks tu ten nachren dievas? Mano darbų tenai nėra, žinai. Tai... Ok. Pas Albertą standartai, matot, yra aukšti. Tai už kiekvieną nuotrauką jisai savo neperka, žinai, keksiukų. Ar kaip čia negiria savęs, tai tas irgi leidžia tobulėti. Taip, klausimas iš Dariaus. Sako, kodėl, Albertai, fotonuotraukos dažnai yra juodai baltos tavo? Šiaip viskas yra pakankamai, žinai, kaip buvo vestuvės, tai tada buvo, be abejo, kamera fotografuoja spalvotai. Yra ten leikos, kurios juodai baltai fotografuoja, bet tai visiškai ne variantas. Kai pradėjau dėti nuotraukas į Instagramą, jis gražiau, žinai, kaip vitrina atrodo vientisai juodai baltas, ne? Tai iš esmės vientisumo
sumetimais, ne, aš labiau dėjau juodai baltas, o paskui taip ir, žinai, tas taip ir perėjo į tam tikrą, žinai, nu, galbūt nestilistinį sprendimą, ne, bet aš darau ir tokias, bet matai, juodai baltas nuotraukos, jos turi vieną svarbę savybę, jos išgrynina emociją, istoriją, nes dėmesys, žinai, nėra, spalvos nepavogia savo dėmesio. Bet jeigu nuotraukoj spalvos man yra svarbios ir jos žaidžia, žinai, pakankamai svarbią rolę tenai, tai aš jas palieku, žinai, palieku spalvotą. Supratau. Ačiū. Šiaip, Dariau, aš dar iš tikrųjų pastebėjau, kad, pavyzdžiui, jeigu ten, paimkim Lietuvos rinką, tai kiek mes pažįstam fotografų, kurie išskirtinai fotografuoja juodai baltai nuotraukas, turi kaip galutinį rezultatą. Tai net irgi aš esu kažkada per mokymus kelis kartus minėjęs, kad tiesiog tai galėtų būti kažkieno irgi visiškas išskirtinumas, juodai balta fotografija, kur jeigu kažkas prašys ir norės jums sumokėti daug pinigų ir kad jūs padarytumėt spalvotą nuotrauką, jūs tiesiog nesutiksit. Tai irgi. Matai, juodai balta fotografija pati savaime negali būti išskirtinumu, nes vėlgi vis tiek, žinai, juodai balta nuotrauka nepaneigia turinio poreikio, ne emocijos, istorijos arba to, žinai, nustebimo, apie ką kalbėjom, žinai. Tai yra tiesiog stilistinis sprendimas. Tai fotografija gimė, jinai buvo juodai balta, ne? Tai yra seniausia fotografija, dėl to, žinai, sakyti, kad tai gali būti, žinai, kaip išskirtinumas, nu, šičia ne, žinai. Vat jeigu ta fotografija bus daryta, žinai, ant tokių ten sidabro plokštelių, žinai, 7 metrų ilgio, ne, 2 metrų pločio ir panašiai, žinai, tada sutinku, tada bus išskirtinumas, bent techninis, ne, bet bus. Taip. Šarūnas klausė, sako, kaip reaguoja šeima ir artimieji į tavo projektus? Šarūnai, iškart brūkštel, kaip reaguoja tavo šeima į tavo projektus? Kol Albertas atsakinėja. Stengiasi nežiūrėti, va taip ir reaguoja, viskas labai paprastai, žinai. Tai gal pakankamai dažnas atsakymas būtų. Tai Šarūnai, būtinai brūkštel, kaip reaguoja tavo šeima. Toks klausimas gal nelabai apie ten kažkokius kūrybinius projektus, bet paprastas tiesiai šviesiai. Erikas klausė, kokią kamerą naudojate, koks jūsų mėgstamiausias objektyvas? Ačiū Erikai už klausimą. Nu, žinai, iš esmės aš naudoju 2 jau senas, galima sakyti, klasika tapusiais kamerais. Nu, be abejo, pradėti fotografuoti galima ir su Canonu. Jo, bet aš naudoju Nikoną. Ir tai yra, žinai, kaip sakiau, seniai Nikon D600, D800, labai vykę modeliai, kurie iš esmės yra neužmušami ir aš nematau poreikio į kažką jas keisti, žinai. 750 turėjo tam tikrų bėdų, žinai, ilgamžiškumo atžvilgių, 780 dabar ten naujas ar panašiai, vėl kokią velnę man keisti, žinai, tai, kas puikiai dirba ir iš esmės yra, žinai, tanko, tokio, jokių atlenkiamų ekranų tenai nėra, supranti, ten viskas yra, buvo padarytos labai geros kameros tam, kad su jom dirbti, žinai, ir dirbti ilgai ir nuobodžiai. Tai aš su tom 2 kamerom dirbu, man naujų kol kas aš nematau galimybės, to labiau nematau galimybę pereiti į tas visas beveidrodinės sistemas, žinai, kur papiškini 400 kadrų ir eini ieškoti elektros lizdo baterijoms. Tai, o objektyvai tai Sigma 3.5, Sigma 8.5 1.4 yra tiesiog absoliučiai idealūs objektyvai, nors dabar atsirado nebloga alternatyva. Tai Tamron 3.5 1.8 VR su kompensavimu vibracijos ir tas pats Tamron 8.5 1.8 VR. Tas VR žymiai atperka 1.4 nebuvimą, nes jis ten tikrai 4, 5, 6 topus nuima. Iškia, nu, jie visai padorus ir labai geri objektyvai, žinai, ir dar pigesni, ten po 600 eurų kažkur kainuoja.
Tai kas galvoja apie objektyvus, tai tas 3518 8518 Tamronai, idealus. Jie nauji, jie tik šiais metais kažkaip, man atrodo, išleisti. Dabar matot, visi objektyvai iš esmės yra jau, tai nėra tie objektyvai, kaip anksčiau buvo, kai tu, galėjai nusipirkti vieną kitą egzempliorių, jis buvo nekokybiškas ir panašiai. Senais laikais viską apskaičiuodavo optikos specialistai, žmonės, dabar viskas apskaičiuojama kompiuteriu, todėl per paskutinius 10 metų objektyvų kokybė labai drastiškai pakilo ir jie yra praktiškai idealūs. Kas irgi dažnai yra blogai, aš tada pradedu naudoti kokį Lens Baby seną ar dar kažką, kuris visiškai iškreipo ten vaizdą, dardant tam tikros kitos nuotaikos. Arba naudoju kokį stiklą bliksniam gauti, ten kontrastui sumažinti ar dar kažką, nesakau, dabar biškai techniškai yra vaizdas per kokybiškas, o per didelė techninė kokybė, tiek techninė, tiek jūsų modelio kokybė, tiek jūsų make-upo kokybė, jinai nuima tą jausmą gyvenimo. Žinot, čia kaip 60 metais kūrė filmus, kai Grace Kelly atsibusdavo lovoje jau su pilnu make-upu. Mes žiūrim ir mes netikim. Dėl to kartais labai verta savo nuotraukose vieną kitą elementą sugadinti tam, kad visgi mes jaustumėm, kad tai yra tikra nuotrauka, o ne kažkokia sukurta pasaka, kuri visiškai neturi nieko bendro su realybė. Tai, technika šičia reikia suprasti, kad jinai tarnauja jums, bet jūs neturit tarnauti jai. Reiškia, jūs galit ją keisti, gadinti ir panašiai. Supratau, labai geras. Man pačiam patiko, ką pasakiau jau. Geras tas apie netobulumą labai, kad yra neatsakoma, kad kiekvienas tobulas menas turi turėti kažkokį netobulumą. Ir tas netobulumas jis ir duoda tą tobulumą. Toks įdomus žaismas žodžių gaunasi. Aurimas klausia, sako, kur galėčiau rasti visų geriausių nuotraukų sąranką? Kur keliauti visiems, kad pamatytų geriausius tavo darbus? Visų pirma, aš nesuprantu, kam žiūrėt mano darbus. Kai yra fotografai, kurie yra Vogue. Suprantate, žiūrėkit jų darbus. Jokių būdų nežiūrėkite savo kaimyną, koks jis ten bebūtų. Žiūrėkite tai, kas yra pasaulio viršūnėje. Tai yra, sakykime, ten, jeigu mes kalbam apie vestuvių fotografiją, tai koks ten Jobu Sink, jeigu mes kalbam apie mados fotografiją, tai ten iš vis pavardžių rojus, ir Mark Lagrange, ir Peter Lindbergh, ir Ellen von Unve, ir ten daug, reiškia. Tai žiūrėkit ten. Atidarykit Google, turit, atidarykit paieškos langą, įveskit tenai 20 geriausių mados fotografų, 20 geriausių peizažo pasaulio fotografų, 20 ten geriausių vestuvių neveskit, nėra ten ką žiūrėti, iš vestuvių fotografų nieko neišmoksit. Reiškia, prašau, ir ten viskas bus. Dabar mes turim internetas, mes turim visai kitas sąlygas. Ir jokių būdų niekada nereikia žiūrėti Petriuką kaimyną ir panašiai, nes jūs, žiūrėkit, kiekvieną nuotrauką, kurią jūs matote, jinai jumise formuoja tam tikrą jau paruoštukų duomenų bazę. Ir jeigu jūs tą paruoštukų duomenų bazę imsit iš Petriuko, tai fotosesijoje ateisit, kai pas jūs bus tuščia galva ir vienas elektronas ten tuščioj kaukulėj daužys aidą jum kurs, tai jūs tuomet trauksit iš tos duomenų bazės, to Petriuko nuotraukos. Tai, hebra, traukit Marko Lagranžo nuotraukas. Traukit, nežinau, Ellen von Unve, traukit Peterio Lindbergo nuotraukas, bent jau tas pradinis lygis bus visai kitas negu Petriukas, kaimynystė, kuris padarė, kurio jūs džiaugiatės, kaip gerai, kad jis taip blogai fotografuoja, o aš geriau, bet jeigu jūs žiūrite jo darbus, tai jūs jau savo lygį nuleidžiate iki jo. Jūs treniruojat savo smegenis, savo neuroninį tinklą smegenyse, daryti būtent tokias nuotraukas, naudoti būtent tokias ir panašiai.
todėl, vat, jeigu čia rašo visų geriausių nuotraukų, ne, tai vat, Google ir įvesk, žinai, angliškai, geriausios pasaulio nuotraukas. Vat bus medžiagos. Ir štai Aleksandras iš karto tokį gerą klausimą. Ko palinkėtum tiems, kas užsikrečia, slešas bando kopijuoti tavo stilių, ypač po pabuvimo seminaruose? Nu, tai aš tose pačiuose savo seminaruose visą laiką sakau, žinai, kad kiekvienoje veikloje yra garvežiukas ir vagonėliai. Ne, jeigu kažkas bando kopijuoti, reiškia, jis jau save stato į vagonėlio poziciją, ne, jis jau važiuoja iš paskos kažkam, žinai, tas nėra blogai. Vėlgi, kokie tikslai, žinai, mokymo tikslams aš pats, žinai, sakau, žinai, kopijuoti šitą, duodu visokias užduotis ir panašiai, žinai, bet meno tikslams, vėlgi, žinai, amato tikslams tas irgi puikiai gali veikti. Vėlgi, klausimas yra, kokius tikslus jūs savo statote, ne? Jeigu tu savo statai meniškus, žinai, aukštus tikslus, pasaulinio lygio tikslus, tu automatiškai jau nekopijuosi. Tai, žinai, čia nėra ko linkėti. Vėlgi, klausimas toksai, žinai, ar tu nori būti garvežiukas, ar nori būti vagonėlis. Kai atsakai tą klausimą, žinai, tau atpuola ir kiti visi, žinai. Tai atsakykit savo šitą klausimą. Toks klausimas, o tokiai, mes apie mokymus kalbam, apie tobulėjimą, tai įsivaizduok. Nu, toks aš irgi kartais savo užduodu šitą klausimą. Ateina pas tai žmogus, kuris valdo techniką, viskas ten tvarkoja, techniškai stiprus. Per kiek iš jo galima pagaminti ar kažkaip įkvėpti, tapti, nežinau, bet kokiam priemonėm padaryti, kad jis taptų, nežinau, pavadinkim taip, gal šabloniškai, kietų fotografų. Tas kietas, tai, nebūtinai, kad, žinai, pagal skirtingus parametrus galima skaičiuoti. Per kiek laiko galima tapti kažkuo? Arba per dieną, arba netapti, žinai, visai, arba per N metų, žinai. Šičia, matai, aš turiu visada blogą žinią. Pas mane ateina daug mokinių, žinai, ir kaip sakiau, dažniausiai ateina tada, kai jie jau nežino, kaip toliau judėti, ar kur judėti, ir panašiai, žinai, taip sakant, paskutinio šiaudo ima greibus, nes teoriškai turėtų mane galbūt pirmą rinktis ir iš karto formuoti tam tikrus kitus įgūdžius, bet, žinai, yra kaip yra. Situacija yra paprasta. Jeigu jūs suprantat, kad jūs norit fotografuoti kitaip, atsakymas yra labai paprastas, jūs turite tapti kitų žmogumi. Nes kitaip fotografuos kitas žmogus. Ir kol jūs būsit savimi, jūs fotografuosit visada lygiai taip pat, kaip fotografavot. Ir va čia yra ta bloga žinia, supranti, kad tam, kad keisti savo darbus ir savo rezultatą, reikia pakeisti save. O čia jau, žinai, jau yra labai daug dalykų, žinai, arba bendravimą, arba savo drąsą pakeisti, arba išmesti kažkokius savo įsitikinimus, žinai, arba priimti naujus, arba tapti ciniku, arba tapti, žinai, bepročiu, arba, žinai, grybelių prisiuostyti, prisivalgyti, žinai, aš nežinau, supranti, kiekvienu atveju yra kažkokios, kitos galimybės, kitos kelias, bet reikia vieną labai paprastą tą suprasti, žinai, kad kol jūs darysit viską taip, kaip darėt, jūsų darbai bus tokie patys, kaip buvo, nereiškia, jeigu jūs savyje kažką keičiat, arba tas gali būti kryptingai, tai gali būti techniškai galima pakeisti, dirbat toj sušiktoj studijoje, eikit iš jos lauk, supranti, reiškia, dirbat su tokiais pačiais objektyvais, ten Zoom, 2470, žinai, mes kitą Zoomą lauk ir paimkit, žinai, 14 mm objektyvą, išeisit ir pamatysit, žinai, pasaulį kitaip. Bijot to modelio kaip ugnies, žinai, ir ten, tai galbūt reikia, žinai, nebijoti ir dirbti su to modeliu pradėti ir taip toliau. Suprantat, svarbu, kad susitarimą turėt, kad abiem pusėm viskas tiktų, žinai, jūsų darbo pobūdis. Tai šitaip, supranti, ir čia yra tikrai bloga žinia, nes keisti ir keistis yra sunku, žinai, ir iš esmės mano mokymai, jie būtent tam skirti, supranti, kad neparodyti, pirmas dalykas yra du, žinai, dvi judėjimo kryptis. Viena, aš visą laiką parodau naujas galimybės,
praplečiu, sakykime, taip pasaulėžiūrą, kad netgi jeigu žmogus ten galvoj nepasikeičia, ne, jisai turi daugiau galimybių. Žinai, kaip atidarai dar vieną aukštą, žinai, daugiaaukščiame name, kurį vėl galima tyrinėti, žinai, o pasirodo galima ir su saulės šviesa dirbti, ne, pasirodo galima ir šitą, žinai, pasirodo galima ir taip, ir taip, ir taip, žinai. Tai jam, žinai, yra dar tų keli aukštai, žinai, kuriuos jis gali tyrinėti, nes dažnai būna taip, kad žmogus ateina, ko čia eiti, aš viską žinau. Tu supranti, jeigu žmogus sako, kad jis viską žino, tai reiškia, jo pasaulis, matymo kampas yra va toks, žinai, mažiukas, kurį jisai visą ištyrinėjo, jis tenai viską jau, žinai, pabandė ir jam tas suteikia tokią klaidingą, žinai, įsitikinimą, kad aš viską žinau, aš viską moku. Tai jeigu jūs esate tokioj būsenoj, reiškia tragedija. Ne, mano yra tada užduotis nachren susprogdinti visą tą pasaulį, žinai, atverti tą platesnį pasaulį, žinai, parodyti, kad tu nachren nieko nežinai, žinai, va čia yra dar krūva galimybių, ką tu gali, žinai. Tai, bet tai yra, sakau, dažnai techniniai dalykai, žymiai sudėtingesni ten galvoja, ne, pabandyti kitaip mąstyti. Tai va, vienas iš tų dalykų, kuris visą laiką paprasčiausias būdas, nes iš esmės, suprantat, yra pakankamai primityvus būdai, kaip įdomesnės nuotraukas daryti. Tai vienas iš tų paprastesnių ir labai veiksmingų, ką aš sakiau, tai įveskit žodį bet. Fotografuojat nuogą merginą, bet ir atsakykit tą bet, žinai. Bet ant jos, žinai, galvos pilasi kiberas dažų. Švantat, jau yra įdomiau, ne? Bet, žinai, aš nežinau, šičia visokių tų bet sugalvokit, kad tas bet būtų, nes jame bus drama, jame bus konfliktas ne neigiama prasme, o konfliktas reiškia dalykas, kuris verčia jūs susimastyti, reiškia, jeigu nuotraukui kažkas konfliktuoja su savimi, ne, jinai traukia mūsų dėmesį, o dėmesys dabar šiametiniam pasauliu tai yra didžiausia vertybė ir jūs dėmesį galite ir monetizuoti, iš jo uždirbti. Dėmesį galite, reiškia, naudoti kažkokiam savo pranešimui sakyti ir panašiai. Ir pačiam pasaulyje yra krūva bet. Tuose įvykiuose, kurie dabar vyksta, yra bet. Ne? Mes saugom gyvybės, bet žudom ekonomiką, ne? COVID laikais. Mes, reiškia, Black Lives Matter, tas judėjimas, ne? Apie už juodųjų teisės, reiškia, judėjimas yra fainas, geras pranešimas, žinai, bet daužomos parduotuvių vitrinos ten ir panašiai. Suprantat, pasaulis irgi tų bet duoda visą krūvą, reiškia, mes galim tą stebėti ir naudoti savo darbuose, mes galim savo sugalvoti. Tai, kaip sakiau, žinai, yra pakankamai paprasti būdai, apie kuriuos aš ir pasakoju, žinai, savo mokymus, žinai, kaip galbūt ne taip drastiškai save keisti, nes būna jo, taip žmonės ateina, pamato į mane, žinai, kur ten jau, žinai, nurautas žmogus, blecha, žinai, okei, ačiū, man nereikia, žinai. Yra šitai, bet yra, žinai, yra ir tie paprasti dalykai, kur tau nereikia taip drastiškai keistis, ne, bet tu gali vis tiek pajudėti. Aš, pavyzdžiui, dabar turėjau mokinę, su kuria visą mėnesį asmeniškai dirbom. Vasarą, žinai, visą mėnesį, ten buvo 16 pamokų, žinai, kas antrą dieną, grubiai tariant. Ir jinai didžiulį progresą padarė. Žinai, per tą laiką, nors praktiškai nuo nulio atėjo. Jinai net nemokėjo su technika elgtis ir panašiai. Nors, žinai, turėjo tik stilistinį pagrindą, tai vis tiek grožio supratimas yra, man nereikėjo dar su šito dirbti, žinai. Kaip sakiau, visą laiką yra individualu. Vieni gali per dieną, jam parodai, jisai, žinai, va tą patį žodį, bet pasakys, žinai, okei, viskas, žinai, man to užteko, žinai, kitiem neužteks ir žinai, metų, nes jis tiesiog bijo, jis tingi arba dar kažką. Tai, aš irgi, tu atsakei tą klausimą, bet aš norėjau irgi paklausti, ar nebūna, kad dalis žmonių atėjo, norėdami pokyčių ir tada net kartais ateina norėdami didelių pokyčių ir tada, Albertai, tu sakai, sprogdinsim čia biškelį, žinai, sako, ne, sprogdink ir pabėga. Žiūrėk, aš nesu 100 eurų, kad visiems patikčiau.
Ne, yra skirtingi žmonės, skirtingi poreikiai. Aš atiduodu visą save, taip sakant, ne, visą savo žinias, visą savo patirtį, man niekad jos negaila ir panašiai. Bet jau kiek žmogus priims, tai jau jo vidinėje nereikalai. Yra labai dažnai, kas ateina 2, 3, 5 kartą, žinai, man buvo iš pradžių keista, žinai, kodėl tu, blecha, pas mane ateini vėl ir vėl, ašgi tą patį dėstau, bet, supranti, tu paaugi, tu gauni vieną informaciją, kitą informaciją tu jau žiūri kitom akim visai, tu visai kitai priimi ir panašiai, žinai. Tai tas irgi labai viskas, kaip sakau, labai viskas individualu, žinai. Mes gimstam genijais. Mokslininkai, čia neseniai Izraelio mokslininkai paskaičiavo, žinai, kad 90% mažų vaikų gimsta genijais. Po 10 metų jų jau lieka ten apie 40%, žinai, prie 20-25 metų tik 10% ar dar mažiau. Ne? Mūsų visuomenė, įstatydama žmonės į visokius rėmus ir panašiai, ta, žinai, nužudo mumise, žinai, meniškumą, kitokį požiūrį ir panašiai. Aš tą dažnai matau, žinai, pas mergaitės visokias, kurios puikiai fotografavo, paskui nuėjo į dailės akademiją mokytis fotografijos ir ten menininką nužudo, žinai. Tai įstaiga, kuri turėtų, žinai, meną ugdyti, ne, jį tiesiog, aš apie fotografiją kalbu, žinai. Nežinau kaip dabar, ne, bet prieš kokius 50 metų aš tą pastoviai mačiau, žinai. Tai kuo labiau, žinai, mes įspraunam žmogų į rėmus, tuo neįdomesnis jisai tampa, žinai. Vėlgi, pažiūrėkim dabar kokia visuomenė, dabartinė visuomenė vėl visus nori į rėmus įsprausti, yra tik tai viena nuomonė, nedaug dievė, žinai, tu ne tą nuomonę pasakysi, visi ten šitie socialiniai tinklai iš karto pradeda, žinai, ten skandalus, komentarus, ten, žinai, šitas myčių ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, žinai, belieka tik viena nuomonė, supranti. Ir vėlgi, žinai, tai yra visuomenės iš karto, žinai, vienos nuomonės buvimas iš karto žuda civilizaciją, supranti, iškia. Jinai nesugeba gyventi tuomet. Ir dėl to menininko visada yra funkcija, tai kreivas veidrodis. Mes turim, žinai, visuomenę paimti, žinai, jos veidą ir vat jos šūdą, žinai, ir pamirkyti ir ten, žinai, kad jinai pajaustų, žinai, visą šitą kvapą, kurį jinai patį, žinai, sukuria, supranti. Aiškiai, mes esam veidrodis, kuris turi parodyti, žinai, kritikuoti, žinai, šaržo galbūt, ne, pagalba ir panašiai, tos minusus, kurios mes pastebim, nes iš esmės mes esam, žinai, tokios jautresnės. Aš čia dabar ne apie save kalbu, ne, o apie meną kaip instituciją, žinai. Tos jautresnės sielas, kurios jaučiam tai, ką kiti pajaus gal už 5 metų ir panašiai, žinai. Mes matom tendencijas, jaučiam jas, žinai, kapstomės juose ir mūsų tikslas jas parodyti, supranti, galbūt atitolinant tą galą, žinai, galbūt visgi išvengiant jį, žinai. Tai, vienas iš tikslų, žinai. Super. Žinok, gerai išnešiai, galiu pasakyti, tai nice. Tiesiog daug minčių labai galvoju atsirado, bekalbant labai dėkui už tai. Darius irgi užduoda klausimą, kurį aš noriu užklausti. Kaip einasi projektas su dirbtiniu intelektu, kodėl vestuvėms nuotraukomis mokamas intelektas? O čia to antro sakinio iki galo suprantu, bet žinau, kad esi sukūręs dirbtinį intelektą. Projektas dabar miega, kadangi miega visas pasaulis, žinai, vestuvių pasaulyje dabar nėra dėl aiškių priežasčių, žinai, tai o jisai ir skirtas, žinai, ta prasme, neuroniniai tinklai, jie mokosi bedirbant, žinai, gauni daugiau informacijos, daugiau mokosi ir gerėja rezultatas ir panašiai. Tai sakau, šie metai yra prarasti. Tai šiuo atveju, žinai, jisai toksai yra pastovus klientai, kurie užsisako nuotraukas, žinai, ir panašiai, bet tai ne tas lygis, kurio mes tikėjomės jau šiais metais pasiekti. Tai jis gyvoja, puslapis veikia, viskas galima naudotis. Kodėl vestuvių nuotraukos? Todėl, kad, žinai, pas vestuvių fotografus aš pats puikiai buvau
šitoj rinkoje, tai kai tu turi 2-5 vestuves per metus, nu tau užknisa jas tiesiog, žinai, suprantate, tai yra paprastas pakankamai beždžionės darbas, jo apdarojimo, ten kažkokio specialaus meno nereikia, bent jau suvedimo visų nuotraukų į bendrą vardiklį. Žinai, ten tiesiog reikia laiko. Ir tas laikas tai yra, žinai, 3-4 dienos per savaitę, jeigu mes paskaičiuojam, žinai, padauginam iš 2-5, ne, tai čia iš esmės yra, žinai, kokie 3 mėnesiai sėdėjimo prie kompiuterio, tas žudo visą meniškumą, norą, motivaciją ir panašiai. Tai va, tiesiog yra palengvinimas. Tiem žmonėm, kurie nepretenduoja į super apdirbimą kažkokį meną, o tiesiog nori turėti rezultatą, kurį negėda atiduoti klientui, žinai. Ten nėra kažkokių stebuklų, žinai, dirbtinis intelektas dar nėra tokio lygio, žinai, kad jis ten už jūs nupaišys nuotrauką, gal po 10 metų bus, ne, bet palengvinti kažkiek galima, tai čia tik toks tikslas, žinai. Tai jeigu tas tikslas sutaupo tiek laiko, kiek pasakai, tai geras tikslas, ne? Gal tik, Albertai, ne visi girdėjo apie tavo projektą, tai truputėlį dar taip pasakyk, kas ten vyksta, ir nes galbūt žmonės irgi norės pasinaudoti, tai pristatyk labai trumpai, kas čia per reikia. Dirbtinį intelektą? Jo, nes, žinai, kai aš išgirstu dirbtinis intelektas, tai kartais pasidaro baisu, nes nesuprantu, kas ten yra. Tai jau yra, kaip sakiau, veikia puslapis, jisai vadinasi colorwed, nuo žodžio wedding, ne, .com, ir ten galima, žinai, prisiloginti, išsiųsti nuotraukas, žinai, ir ten per dieną mūsų sistema jas apdoroja. Tai ten tikslas yra toks, žinai, iš padrikų nuotraukų turime šviesesnis, tamsesnis, žalesnis, raudonesnis ir panašiai gauti bendrą lygų rezultatą, kurį, kaip sakiau, jau negėda atiduoti klientui, žinai. Tai sutaupo tą tokį beždžionės kruopštų darbą, kurį, žinai, kiekvienas fotografas sėdi su tome Lightroom ar ten Photoshop'e, tos visus, žinai, slankioja, žinai, čia šviesiau, čia šiaip. Ir ten pagrindinis dalykas tai, kad nuotakos veidas, nes vestuvių, kaip žinia, vestuvės perkasi nuotaką ir jinai nori save matyti gražią, visiems kitiems tai neįdomu. Tai kad nuotakos veidas būtų vienodas, gražus, lygus ir, sakykime, geros spalvos. Žinai, viskas pakankamai. Skamba paprasta, nors ten už to viso slypi labai sudėtinga sistema, kurią mes kūrėm 3 metus ir ten, žinai, kur dar yra, kur kurti, žinai. Tai toksai, žinai, kaip sakiau, www.colorwed.com. Aleksandras mums suvedė, nes Aleksandrai, ačiū labai, aš vedžiau, neradau Google, nes neteisingai suvedžiau. Tai ačiū labai, būtinai užmeskit akį, kaip čia viskas veikia, nes labai skamba fainai. Taip, gerbėmieji, tai mūsų pokalbis jau juda į antrą pusę ir vis dar laukiam jūsų klausimų, matau yra, tai tikrai paklausim, būtinai brūkštelkit. Rita sako, labai stiprus pokalbis, ačiū Rita. Jurgita sako, įkvepiantis pokalbis, tai merginos, tikiuosi jūs dar su mumis, dar neišėjot miegoti. Tai tiesą pasidalinu Šarūno, kuris klausė, kaip šeima reaguoja į fotografijas, tai sako Šarūnui irgi įvairiai. Žinai, pas mane dažnai ateina tas... Turiu, žinai, kelis pastovius mokinius, kur kasmet praktiškai, žinai, ateina ir ten, žinai, jų didžiausia problema yra būtent šeima, žinai, kuris stabdo jų judėjimą ir panašiai ten, kur matosi, kad žmogus norėtų, žinai, daryti įdomiau, ne, bet yra, žinai, yra tam tikri stabdžiai, žinai, ten žmona, tėvai, ten kiti artimiai ir dar kažkas, žinai, tai čia, žinai, mažai ko gali padėti, taip sakant. Aš galvoju, gal irgi galima kažkokių būdų rasti, nes mus sustabdyti kiti, jeigu mes esam nesustabdomi, tikriausiai neįmanoma. Depresija, žinai, savižudybės ir panašiai, jo, galima. Okay. Tai visada gal kažkokio dialogo, nes jeigu stabdo, kažkodėl kažko bijo greičiausiai. Arba neurozės.
Nu, čia jeigu jau yra lėtinės lygos, tai tada kitas reikalas, čia jau pas gydytojus tada, tai, kaip sakant, savo artimuosius prašom nuvesti pas gydytojus, kad galėtumėt laisvai ir nevaržomai kurti. Žinai, LSD priėmė ir jau poher, žinai, viskas, jau gerai. Ok. Tvarkoj. Gerbėmieji, tai aš netrukus Albertui užduosiu keletą paskutinių klausimų. Brūkštelkit, kaip jums mūsų pokalbis? Ar radot gerų idėjų, kurias pritaikysit savo? Žiūrėk, aš tau klausimą turiu, žinai, jisai live ar lieka įrašas šitą pokalbį? Be abejo, įrašas bus, visi galės žiūrėti, kiek nori kartų, tai drąsiai. Aha, nu dabar viskas, mano klausimai pasibaigė. Aš galvoju, kažką manęs klausė, aš jau pasirašiau, sakau, nu jau bus. Tavęs ar klausiau jau. Gerai. Tai įrašas tikrai bus, jisai keliaus ir į YouTube, tai visada, jeigu netyčia užmigot beklausydami, galėsit pasižiūrėti. Ir netrukus, dar aišku, pačiai pabaigai išrinksime Restart Online fotografijos nugalėtoją, o nugalėtas bus vienas iš žmonių, kuris pasidalino mūsų pokalbių su Albertu. Tai Albertai, tiesiai šviesiai pabaigai, koks, net iš tikrųjų, žinai, žinau truputėlį atsakymą, bet ko nori savo palinkėti? Kaip nori, kad būtų? Nežinau, galbūt už metų, galbūt už 2, galbūt už savaitės. Ką savo norėtum priminti, kad kiekvieną dieną žinotum, va taip, kaip čia, va taip, tokį klausimą susukau. Aš matai ir neturiu ką tau atsakyti, nes nieko aš savo nelinkiu, aš turiu tikslus, žinai, kurių siekiu, žinai, bet matai, žinai, kartais savo seminaruose, ypač kai tai yra didelė auditorija, ten ištraukdavau 50 eurų ir sakau, kas norit. Žinai, yra keletą, sakykime, sėdi 100 žmonių, pakyla keletas rankų, žinai, aš noriu, kažkas be rankos, tiesiog tam pasako, aš noriu, žinai, bet pinigai vis dar mano rankų, žinai, sakau, kas blecha norit. Garsiau kažkas pasireiškia, žinai, o paskui jau po kelių mano klausimų, tai kas norit, žinai, vienas išsidrasina, atsistoja, pasižiūri, žinai, ir jo nieks nemuša, žinai, pasižiūri į mane, ar aš nepaslėpsiu tos pinigus, ateina ir paima. Ir žinai, ir tada viskas labai paprasta, žinai, 199 žmonės iš jūsų nori, vienas žmogus veikia. Švanti, dėl to, man tas klausimas, jisai netgi prasmės kažkokios neturi, žinai, nes norai, jie yra nuliniai. Jie nieko nereiškia, žinai, jie neturi vertės. Vertės turi tik tai veiksmas, tik tai judesys, tik tai bandymas, galbūt per klaidas, bet padarę klaidą, kitą bandymą jūs atliksit jau su tą patirtimą, kuri buvo, žinai, padarius tą klaidą ir taip toliau. Tai yra tik tai veiksmas, o veiksmas jau susijęs su tikslais. Todėl statykit savo ne norus, o tikslus, žinai, tada žymiai kitaip viskas, o kai padarė tikslus, tada dar gerai tos tikslus surašyti. Ant popieriaus, tiesiog su tušinuku, žinai. Surašė tikslus, tada galima surašyti priemonių planą, kokiom priemonėm jūs tos tikslus sieksit, ten važiuosit į užsienį, reiškia, sakym, sugalvosit idėjas, ten dar kažką. Kai surašysit priemonių planą, tada surašot darbų planą. Taip, man reikia modelio, man reikia stilisto, man reikia tokio rūbo, man reikia tokios patalpos, man reikia atsikelti iš ryte iš lovos ir, žinai, eiti ir fotografuoti ir panašiai. Ir tada jums nereikės nieko norėti. Jūs kiekvieną dieną po trupučiuką link savo tikslo eisit ir galų gale jį pasieksit. Žinai, dėl to, aš jau, nežinau, žinai, jau seniai negyvenu toj norų paradigmoje, Todėl neturiu atsakymą dėja, žinai, tavo klausimą. Tiesiog atsakymas jis kažkiek kitoks, žinai. O apie savo tikslus, tai, kaip sakiau, žinai, artimiausias tikslas, tai mano naujas projektas, kurį mes pradėjom daryti, jis bus stiprus, bus įdomus, reiškia, kaip sakiau, kol kas aš apie jį nepasakoju, galbūt
mėnesio 2 bėgyje aš jau turėsiu, žinai, pirmas 15-20 nuotraukų, kad galėčiau parodyti pasauliui, žinai. Bet žinant mane, vėl jisai bus provokuojantis. Ne? Tai žinai, man didžiausias iššūkis po to projekto buvo sugalvoti kitą, kuris bus nesilpnesnis. Žinai, nes pradėjau pakankamai aukštai, tai, žinai, todėl tikrai buvo, žinai, man paieškų laikas, kai aš bandžiau vieną, kitą, trečią, žinai, visą laiką paieškosiu ir dažnai buvo taip, žinai, kad tu kažką padarai ir, parodai kitiem, nėra to, žinai, žinai, tai va, dabar bent jau keliems savo draugam parodžiau, jau, žinai, jau tikiu, žinai, to. Tai va, tai, kaip sakiau, žinai, tai tikslai yra tokie išleisti jį dabar, žinai, o visa kita, žinai, nenudvėsti, aišku, nuo COVID, žinai, ir tiek. 2 tikslai. Tai, Albertai, to ir linkiu ne tik tai, kad šitas artėjantis projektas taptų geresnis, įdomesnis ir stipresnis. Ne, geresnis jau jis nebus, žinai, jau kartelė per aukšta, žinai, bet bent, kad būtų panašus. Nes po šito naujo projekto, tai faktas reiks dar vieno naujo projekto, tai kad ir čia labai gerai įsipaišo Tomos klausimas, nes kad tie projektai vis gimtų tokie patys minimum stiprus, reikia įkvėpimo. Ar čia mitas, ar įkvėpimo iš tikrųjų kartais reikia? Ir klausia Toma, sveiki, kur semiatės įkvėpimo? Tai aš jau į tą klausimą kaip ir buvau atsakęs, ne, pavyzdžiui, įkvėpimo galima semtis tiesiog stebint tai, kas vyksta aplink mus, ne, menininkų įkvėpimas yra tas pats, žinai, tas, kaip sakiau, Black Lives Matter, žinai, tie reiškiniai, kurie gali pastumėti jūs tam tikras istorijas gvildenti ir taip toliau, žinai. Vėlgi, matai, pagrindinis įkvėpimo šaltinis esat jūs patys ir šičia įkvėpimą reikia neieškoti. Įkvėpimui reikia išmokti savęs klausytis, nes jum minčių visą laiką ateina labai daug, bet jeigu mes nemokam netreniruojam savo smegenų, tas mintis sustabdyti, supranti, nes praeina mintis ir va čia atėjo, žinai, ten išėjo. Ir va tą momentą reikia mokyti savyje sustabdyti. O klausyk, žinai, man va čia gera idėja atėjo, ne, užsirašau. Supranti? Ir paskui tas užrašytas idėjas po savaitės, po kokios, ne, jūs galite jas pažiūrėti visai kitom akim. Visų pirma, jūs formuojate savyje tam tikrą užduočių eilę ir jūsų smegenys pradės dirbti ties tom užduotim. Ir paskui būsi tualete, būsi duše ar kažkur, žinai, kur įkvėpimas ateina va tokiose vietose, žinai, kur tu užsiimi ne sprendimu to, žinai, tos situacijos, o kitoj situacijoje, kur smegenys, žinai, kur tam tikros zonos yra jūsų kontrolės zonos, pavyzdžiui, miega, ne, yra užslopintos. Nes smegenyse pastoviai vyksta aktyvinimas, slopinimo procesai, ne, vienas zonas slopinasi, vienas aktyvinasi ir panašiai. Kai jūs intensyviai galvojate ties tam tikrą užduotim, jūs aktyvinat vienas zonas, bet kartu aktyvios yra jūsų savikontrolės zonos. Tai reiškia, esmė yra tokia, kad jūs sukuriat tų užduotį ir laukiat. Ir jos sprendimas ateis, kai savikontrolė miegos, kai jūsų aktyvios zonos miegos, kai bus aktyvios kitos zonos. Ir tuomet per jas, nes įkvėpimas reiškia įdomus sprendimai. Įdomus sprendimai, kaip sakiau, reiškia ateina, turi kiti smegenų centrai suveikti. Nes tie, kurie veikia pastoviai, jums, kaip sakiau, jums siūlo standartinius sprendimus. Tai tie standartinių sprendimų zonos turi užmigti. Ir, kaip sakiau, sėdint tualete, jos ir užmiega, jūs negalvojant sėdint tualete, ten be kažką, o jeigu galvojant, tai ir sėdėsit ten pusę valandos. Ir tuomet įsijungs kitą zoną ir jums yra galimybė, kad jinai duos kokį įdomesnį sprendimą. Bet, kaip sakiau, čia reikia savo statyti užduotį smegenyse ir būti biškiai atviriam. Ir kitas dalykas, kai sprendimas ateiti, jūs turite sugebėti jį užfiksuoti, o ne praleisti taip, ne kiaurai. Super.
Toma, tikiuosi konspektavai, nes patarimas buvo tinkamas tikrai ne tik fotografiniams projektams, bet kuriam gyvenimo projektui. Tai Albertai, ačiū už šitą net sistemą pavadinčiau. Aš truputėlį pasidalinsiu komentarais. Andriu sako, super. Simona Benetytė sako, nuostabus pokalbis, Albertas kaip visada savam stiliui ir su puikiomis mintimis. Ačiū Tomai už puikius pokalbius, norėtųsi, kad tave kas nors taip pakalbintų. Tai pakalbinkit drąsiai. Aneris sako, kiekvieną kartą įdomu Alberto klausyti, ačiū. Taip, Darius sako, Albert, pociai bandys iš video įrašo prisiminti genialias savo mintis. Ačiū abiems, gerų koviduko kalėdų. Prikolina vienu žodžiu Darius, žinai. Kristina sako, patiko Alberto lengvumas, tikėjimas, ką daro, ką dėsto ir reiklumas. Gražių kalėdų ir artėjančių, sako Andriu, ačiū. Kristina sako, labai ačiū, abu esat įkvėpimo šaltiniai. Ir čia visi sako, lauksiu optimistiškai, ačiū už pokalbį, bus nerealus šis projektas. Žmonėms atsibodo jau visi sako gerą vakarą, žinai, iki kalėdų jau linki, žinai. Aha, Matai, koks veidmaniškumas čia, žinai, patinka, bet viso gero, žinai, užknysot jau. Sako, filmas dabar, filmas bus, tai truputėlį čia Koks naujas serialas, ne, ir panašiai, žiūrėk. Vėlgi, kas liečia dar įkvėpimo, tai, žinai, knygos, filmai, muzika ir panašiai irgi yra puikus įkvėpimo šaltinis. Pavyzdžiui, pažiūrėkit, kiek žmonių įkvėpė tas Queen's Gambit, ne, serialas ten ir šachmatais žmonės pradėjo žaisti ir domėtis jais ir panašiai ir aplamai yra nuostabiai pastatytas. Net aš vieną nuotrauką padariau, žinai, to pagrindu. Ten Instagram'e yra, ten, aš net pats joje netgi esu, žinai, ten stovą pastačiau ir taip toliau. Vienu žodžiu, laikau šachmatus merginai nuogai vidury lauko. Tai veriai galima, jo. Nu, atviriem matyt reikia būti. Tai būkit atviri, stebėkit, naudokitės patarimais, kurios, mes tų patarimų daug galim. Daug girdim, daug matom, bet labai dažnai, kaip kažkada aš ieškojau dalyko ir jis man buvo už nugaros ir sakau, va, čia tos idėjos, kurios pačios paprasčiausios, va, tiesiog imk ir pradėk kurti, jeigu nori pradėti kurti. Atsakymai dažniausiai būna akivaizdus. Albertai, išrenkam vieną laimėtoją, aš čia matau pasidalinusių žmonių jau komandą. Gal tu galėtum pasakyti numeriuką nuo 1 iki 19 ir aš išrinkčiau, kam padovanosime Restart online konferencija. Ne, 13 aišku. O, labai gerai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ir 13. Tai Sandra Biriukienė. Tai Sandra, sveikinu laimėjus online. Fotografijos konferencija, tenais tu patirsi virš 9 valandų turinio, kur fotografai dalinasi savo irgi esminiais. Tu man duok jos email, aš jai irgi savo naujausią video apie šviesą padovanosiu. Opa, Sandra, tai va žiūrėkit, visiškai. Tai Sandra brūkštels komentarą. Aš įmečiau arba man tegul parašo ir aš jai išsiųsiu nuorodą į ten jo 1,5 valandos video, kaip su šviesa dirbti. Tai Albertai, aš įmetu tiesiog jos vardą pavardę, jinai tau brūkštels asmeniškai, tada Sandra brūkštelk ir Albertui ir turėsi ką veikti iki tikriausiai iki naujų metų. Tai turėsi kur tobulėti. Tai fantastinis komplektukas kartu su Albertu ir puikiai dovana tiek restartas, tiek šviesos mokymai. Albertai, ačiū tau labai, gražaus vakaro. Ačiū tau irgi už pakvietimą. Fantastinis pokalbis. Esu nuoširdžiai dėkingas už visą tą energiją, įkvėpimą ir nuoširdžiausios sėkmės kūryboje ir visame kame, kur tu bekreipsi savo energiją. Tau irgi. Ačiū. Sėkmės. Viso geriausio.